Kiekvienais metais daug paauglius vaikus turinčių šeimų priima vieną brangiausių ir svarbiausių sprendimų to paauglio gyvenime. Ir keisčiausia tai, kad daugumoje šeimų šis sprendimas priimamas beveik netlikus jokios analizės, investicinės analizės, remiantis emocijom, istorijom, anekdotais ir kažkokia aplinkinė nuomonė. Taigi, aukštojo mokslo diplomas – tai išmesti pinigai ir laikas, ar visgi tai yra protinga investicija? Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios tinklalaidės autorius ir vedėjas, verslo efektyvumo konsultantas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 161 epizodo. Lietuva pasiekė karščiai, aišku, vilioja daugelį užmiršti darbus bei mokslus ir bėgti iš miesto prie vandens telkinių. Todėl šį kartą kalbėsime ne apie darbus, bet apie labai svarbų sprendimą, kurį kai kuriom šeimom teko arba teks priimti šiemet arba galbūt kitais metais ar dar kitais metais. Taigi pakalbėkime apie tai, ar reikia jaunuoliam ir jaunuolėm eiti į universitetus. Pakalbėkime apie aukštąjį mokslą. Nes tikrai dažnas mokyklą bebaigiantis jaunuolis ar jaunuolė savo užsiduoda tą klausimą ir tėvai užsiduoda, tai o kas toliau? Kur stoti? Ir ar išvis stoti? Beje, prieš keletą metų iš vieno jaunuolio irgi esu sulaukęs žinutę su tiesiu klausimu. Ar aš mokiausi universitete ir ką aš manau apie universitetus. Beje, pamenu, kad dar 2017 metais verslo klasės žurnale dalinausi savo įžvalgomis apie teorinių žinių naudą. Tuomet tą straipsnį apskritai paskatino diskusiją su keletu mano draugų apie aukštojo mokslo vertę. Beje, aš buvau tas, kuris aktyviai prieštaravo tai minčiai, kad aukštasis mokslas yra būtinas sėkmingam gyvenimui. Ir toje diskusijoje su tais draugais mano argumentas buvo tame, kad jie patys neturi aukštojo mokslo, tačiau tikrai gyvena labai neblogai. Jie yra iš IT sferos ir yra labai aukšto lygio IT specialistai. Bet jeigu tai pasižiūrėt, tai ne tik tai IT sferoje, kuo toliau, tuo labiau mes susidurėm su tuo klausimu ir labai teisingu klausimu, ar vis dar aukštasis mokslas turi vertę. Ir šiais socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto euforijos dominavimo laikais sunku suprasti, kiek tas aukštasis mokslas ir tas aukšto mokslo diplomas vertas tų laiko ir pinigų investicijų. Beje, mes skaitome ir matome, kad yra labai sėkmingų ir labai turtingų žmonių, kurie labai daug gyvenime pasiekia, tačiau yra nepabaigę universiteto arba išvis net nesimokė universitetuose. Aišku, kiekvieno paauglio aplinkoje pilna patarėjų, ir kurie į šitą klausimą atsakinėja arba patarinėja, vadovaujamdamiesi įvairiomis savo emocijomis, savo patirtimis, tradicijomis ar netgi kažkokiais įsitikinimais. Taip, neretai girdim tą pasakymą, jeigu diplomo neturėsi, tai tu niekas gyvenime. Iš kitos pusės kiti sako, šūdas tas diplomas, jo visai nereikia ir panašiai. Pasižiūrėkime į šitą klausimą kaip į investicinį verslo sprendimą. Nes iš tikrųjų tai yra investicija laiko ir pinigų. Tai kaip vertinam investiciją naują kokį nors įrengimą, naują reklaminę kampaniją ar naują verslo kryptį,
mesgi ne tik pas aplinkinius klausinėjame, ar čia gerai ar blogai, bet pirmiausiai atliekam tam tikrus vertinimus, skaičiavimus. Kiek tai kainuos, ką mes turim įdėti, kokia galima nauda, kokia yra apskritai rizika, nesėkmės rizika, kokios yra alternatyvos. Tai pažiūrėkim per tai į aukštąjį mokslą. Būtent ne kaip į tradiciją, kurią būtinai reikia laikytis ir daryti, ir net ne į statuso simbolį, nes tai jau nebėra statuso simbolis. Warrenas Buffettas, kalbėdamas apie investicijas, yra pasakęs, kad investicijos vertė yra skirtumas tarp to, ką sumoki ir tai, ką gauni. Akivaizdu. Bet kai mes kalbam apie aukštąjį mokslą, tiek, kiek sumokam ir tiek, kiek gaunam, ne visada taip paprasta pasiskaičiuoti. Vėlgi, kokia yra nauda, pasikalbėsim, kokia žala arba ta galima rizika investicija. Ir jeigu tikėtina nauda yra reikšmingai didesnė negu investicija, arba ta, kiek mes investuojam, ir yra nedidelė rizikos lygis, nedidelis, tai aišku, tokią investiciją verta daryti. Bet jeigu palygintinai nauda maža, tuo tarpu yra nemaža rizika, tai natūralu, kad tokia investicija nėra patraukli. Aišku, dar turime pasižiūrėti ir alternatyvą, nes jeigu žmogus, jaunas žmogus, nestos mokytis, tai tikriausiai jisai nesėdės ant sofos. Darau prielaidą, kad jis kažką vis tiek veiks. Eis, ką gali veikti? Eit kažkur darbintis. Taip? Ar netgi pradėti savo verslą. Galbūt jisai mokysis ne universitete, o mokysis kažkokios profesijos, kažkokio amato. Gal jis tiesiog atlikinės praktiką įmonėje. Ir tokiu būdu jisai gaus kitokias žinias, bet vėlgi jisai gaus žinių, įgaus įvairiausių įgūdžių. Tai lyginant su kitom galimom veiklom, ta universitetas galbūt nėra pati geriausia alternatyva. Pirmiausia, pasiskaičiuokim visgi, kiek kainuoja aukštasis mokslas. Ir čia labai smarkiai skiriasi Europa ir Jungtinės Amerikos valstijos. Jeigu pasižiūrėti įvairią statistiką, kurią galima rasti internete, Jungtinės Amerikos valstijose aukštasis mokslas kainuoja pakankamai brangiai. Taip, vidutinė bakalauro studijų kaina valstybiniam universitete tie keletas metų gali siekti apie $50,000. Čia tik už mokslus. Jeigu stojama į kokį privatų universitetą, tai gali ta suma išaugti ir iki $200 ar net $250,000. Dėl to, kai kurių prestižinių universiteto absolventai studijas baigia turėdami $200 ar $300,000 skolą, paskolą, studento paskolą. Beje, ta paskola yra specifinė, iš jos neįmanoma bankrutuoti. Jeigu iš daugelio kitų paskolų tu gali pasiskelbti bankrotą, ten po kažkiek laiko tau tos skolos nurašomos, tai nuo studento paskolos išsisukti neįmanoma. Tai reikia įsivertinti ne tik tai, kiek sumokėsi už mokslą, bet ir įvertinti palūkanas, kurias turėsi sumokėti. Tai Amerikoje tikrai investicija į aukštąjį mokslą yra labai didelė. Taip pat reikia dar įsivertinti ne tik tai šitą investiciją, bet ir tai, kad tuos studijų metais žmogus negaus pajamų arba pajamos bus labai mažos, nes jeigu jisai dirbs ten kokį nors McDonald'e pusę ar trečdalį etato, natūralu, kad jo pajamos nebus labai didelės. Tai yra, reikia įsivertinti ir prarastas pajamas. Bet to jam reikės dar gyventi.
Taip, mokėti ten už vadovėlius, už ten gyvenamojo ploto nuomą, maistą ir taip toliau. Tuo tarpu Europoje situacija, aišku, yra reikšmingai geresnė, todėl kad mokslas daugeliu atveju kainuoja tikrai labai labai nebrangiai. Na, gal tai negalima vadinti nemokamų mokslo, jeigu reikia sumokėti 1000 ar 2000 eurų už metus, bet palyginus su tais 10 ir 100 tūkstančių, kurios reikia mokėti Amerikoje, tai Europoje mokslai tikrai kainuoja, ES piliečiam beveik nieko nekainuoja. Todėl vertinant studijas Europoje reiktų labiau vertinti ne tiek pinigus, ta prasme už mokslą, bet kitus aspektus. Aišku, gyvenimo išlaidos, prarastos pajamos ir neįgauta darbo patirtis, vis tiek tai yra studijų kaina. Dabar kokia tikėtina finansinė grąža iš tų studijų? Vėlgi, Amerikos darbo statistika Jungtinių Amerikos valstijų rodo aiškią tendenciją, kad žmogus su viduriniu išsilavinimu uždirba apie $48 000 per metus, su bakalauro laipsniu apie $800 per metus, turintis magistro laipsnį 96, daktaro laipsnį apie $120 000. Kai matom, skirtumai nėra reikšmingai didesni, ypač tarp bakalauro, magistro, vis dėlto paskaičiavus per gyvenimą, štai Georgetown universiteto tyrimai rodo, kad bakalauro laipsnį turintis žmogus per gyvenimą uždirba maždaug $1 milijonų daugiau nei žmogus turintis tik vidurinį išsilavinimą. Taip, tai atrodo pajamos didesnės, bet reikia nepamiršti, kad reikės grąžinti iš tų pajamų tą paskolą su palūkanom. Ir klausimas, ar tai reikšmingai geriau atsiperka. Taip pat, Europoje tie skirtumai tarp įvairių išsilavinimą turinčių žmonių netgi yra mažesni negu Jungtinėse Amerikos valstijose. Štai OECD ir Eurostat duomenys rodo, kad aukštą išsilavinimą turintys žmonės vidutiniškai uždirba 50-70% daugiau nei turintys tik vidurinį išsilavinimą. Bet ką turim nepamiršti, kad nors ir statistika rodo, kad vidutiniškai aukštasis mokslas atsiperka, bet vidurkis nėra garantija. Ir gali būti tai, kad kiti neturintys aukštojo mokslo gali geriau uždirbti, turėti geresnės pajamas, negu turintys aukštąjį mokslą. Taip, kad jeigu vienas žmogus uždirba milijoną, o 9 nieko neuždirba, vidurkis vis tiek atrodo neblogai. Todėl svarbu suprast, kad diplomas, bet koks diplomas nėra pajamų garantija. Taip, tai gali būti tam tikras žingsnis link pajamų didesnių, bet tai nieko negarantuoja. Taip, tai tik didina tikimybę. Aišku, universitetas gali būti vieta gauti žinioms. Tačiau šiuolaikiniam pasaulyje visgi universitetai nebėra tos institucijos, kurios vienintelės turi prieigą ir galimybę suteikti jums žinias. Kažkuriam iš epizodų aš kalbėjau apie verslo vamzdį, kad daugelis verslų subirėjo, kai vyko tam tikri pokyčiai, sulaužė tą vienokį ar kitokį vamzdį, ant kurio jie sėdėjo ir kur jie kontroliavo. Ir tame epizode aš irgi kalbėjau apie universitetus, kad universitetai ilgą laiką turėjo tam tikrą kontrolę žinių. Jie kurdavo žinias, jie turėdavo ir galėdavo skleisti. Tačiau atsiradus internetui,
O dabar ir dirbtiniam intelektui žinios daugeliu atveju nebėra didelė vertybė. Jas galima labai lengvai pasiekti knygose, YouTube, online įvairiuose mokymuose. Tie patys universitetai daugelį savo paskaitų deda į internetą, kartais netgi nemokamai galima mokytis. Arba už nedidelę kainą peržiūrėti tų kursų įrašus. Taip kad žinios universitetai kaip vienintelis arba kaip pagrindinis žinių šaltinis jau seniai prarado tą reikšmę. Jo labiau, kad daugelį sferų galima tiesiog pradėti dirbti organizacijose ar įmonėse ir gauti daug praktinių, taip vadinamų hands-on žinių. Taip, yra sferų, kurios vis dar reikalauja, kad ne tik turėtumėt žinias, bet ir gautumėt patvirtinimą, kad tos žinios yra gautos ir yra išlaikyti egzaminai ir panašiai visokios licenzijos. Ir aš dar prie šitos temos šiek tiek vėliau grįšiu. Taip pat aukštojo mokslo įstaigose, studijuodami, galima gauti ne tik tai žinias. Ir gaunama ne tik žinios, bet ir kitos naudos, kaip pavyzdžiui kontaktai. Jūsų kurso draugas po 15 metų gali tapti didelės įmonės vadovu ar netgi verslo savininku, investuotoju, o gal jisai taps jūsų verslo partneriu arba klientu. Ir mes turim nepamiršti, kad tiek versle, tiek darant darbinėje aplinkoje karjerą, svarbu ne tik tai žinios. Labai svarbu ir ką pažįsti. Tie turimi kontaktai yra svarbus. Dėl to universitetas irgi gali būti gera vieta tai vadinamai tinklaveikai ir pažinčių ir kontaktų mezgimui. Vėlgi klausimas, kaip dažnai, kai renkasi jaunuoliai studijas, jie pasižiūri ir tą tinklaveikos galimybę. Su sūnum mano, kai aptarinėjom, kai jisai rinkosi universitetą, į kurį šiemet išvažiuos studijuoti, po užbaigęs savanorišką karinę tarnybą, tai renkantis universitetą vis dėlto nusistatėm jisai pats nusistatė tam tikrus kriterijus ir būtent tą įvairiausios tinklaveikos galimybė buvo vienas iš labai svarbių kriterijų. Nes kaip ten bebūtų, žinios vienaip ar kitaip, ypač jeigu tai nėra kažkoks labai šiuolaikinis, tam tikros biotechnologijos ar medicinos mokslai, tai žinios daugelį universitetų yra panašios. Iš kitos pusės vėlgi reikia pasižiūrėti, kad jeigu pats svarbiausias dalykas yra kontaktai, ar tikrai su tais pačiais finansais ir tiek pat pastangų susifokusavus be universiteto neužmėgstumėt visus reikiamus tuos kontaktus. Visgi universitetai suteikia vieną labai didelę galimybę ir kažkaip tą teko išgirsti aspektą pas Alex Hormozy, kurį esu ne kartą minėjęs savo įvairiuose epizoduose. Jis viename iš savo podcast epizodų paminėjo, irgi kalbėdamas apie aukštąjį mokslą, paminėjo tą dalyką, kad vis dėlto didžiausia įtaka pajamom, gyvenimo stiliui ir netgi ilgamžiškumui, čia Amerikos tyrimai rodo, turi ne išsilavinimas, ne IQ ir ne panašus dalykai, o net ne lytis, net ne rasė, o pašto kodas, taip vadinamas tas zip code, tai yra aplinka arba rajonas, kuriame tu užaugai ir kuriame tu esi. Kodėl? Nes aplinka, kurioje tu daugiausiai laiko praleidi, reikšmingai įtakoja tavo elgseną, formuodama įvairiausius lūkesčius. Jeigu aplinkui visi uždirba minimumą arba labai nedaug, tai ir
tu manai, kad nedidelis atlyginimas yra normalu. Bet jeigu aplinkui, pavyzdžiui, gyveni aplinkoje, kurioje daugelis sportuoja, laikosi sveikos gyvensenos, sveikai maitinasi ir kreipia į tai daug dėmesio, tai natūralu, kad ir pas tave aplinkos įtakoje atsiras įprotis reikšmingai daugiau laiko skirti tiem sveikos gyvensenos įpročiam ir elgsenai. Kaip kažkada sakė vienas iš nušalintų prezidentų, aplinka kalta. Taip, aplinka turi didelę įtaką. Dėl to, jeigu gyvenat aplinkoje arba mokotės aplinkoje, atsidurėt aplinkoje, kurioje visi kūrė verslus, aktyviai mėgina naujus projektus, stengiasi uždirbti daug ir panašiai, tai natūralu, kad ir jūsų elgsenoje ir jūsų požiūrėje tai taps norma. Ir universitetai daugeliui žmonių gali suteikti tą galimybę pakeisti aplinką. Beje, irgi įdomus faktas, kad Amerikoje, ypač geruose universitetuose, kurie gali turėti ypatingą įtaką žmonių gyvenimam, juos patekti sunku ir kitas svarbus dalykas, juos yra patekti labai brangu. Tai daugelio atveju jos patenka žmonės iš šeimų, kurios didelės pridėtinės vertės iš to universiteto net negauna, nes jie jau ir taip gyvena tinkamoje, sakykime, aplinkoje. Ir neretai būtent ta aplinka gali būti netgi vertingiau negu paskaitos ar žinios, nes kaip ir sakiau, daugelėje temų, daugelėje sferų, tie patys vadovėliai vienokie ar kitokie, to žinios nėra labai reikšmingai skirtingos. Taip, aš pamenu irgi, kai išvažiavau mokytis į verslo magistratūrą Edinburgo universitete, tai daugelis dalykų, kuriuos mokėmės, man nebuvo nei labai nauji, nes aš jau kaip ir iš tos sferos, tai jau daug ką buvau užklausęs ir didelių kažkokių naujų dalykų nelabai sužinojau. Buvo temų, kur tikrai sužinojau, kaip finansai ir panašus, ten projektų valdymas. Panašiai, bet buvo nemažai vietų, kur, jau tuomet Lietuvoje buvo galima gauti pakankamai neprastesnių žinių. Tačiau reikšmingiausia nauda, kurią aš gavau, ar viena reikšmingiausių naudų, kurią aš gavau, tai buvo aišku kontaktai, bet ir praplėsta pasaulėžiūra. Nes Edinburgo universitete studijuodamas gavau galimybę pamatyti, kokios yra neribotos verslo galimybės pasauliniam versle. Taip, kokie yra mastai tarptautinių verslų. Mes tada Lietuvoje dar negalėjom įsivaizduoti. Net ir dabar, kaip ten bebūtų, Lietuva pasauliniam verslo kontekste yra tam tikras nedidelis kaimas. Aišku, smagu, kad vis daugiau žmonių praplečia savo akiratį ir smagu, kad mūsų verslai tampa tarptautiniai ir žinomi ir kad mes turim vienaragius, bet būtent ta tokia labai tarptautiška aplinka padarė man didžiausią galbūt įtaką. Ir būtent ten studijuodamas turėjau galimybę pasibendrauti su įvairių būsimų verslų vadovais, būsimais vadovais iš 40 pasaulio šalių. Ir tai smarkiai pakeitė mano verslo pasaulėžiūrą, sulaužė daug išgalvotų įvairiausių ribų galvoje. Taip kad tas pakeisti aplinką tikrai labai labai vertinga. Dėl to, kai manęs klausia, kur čia vaikam rekomenduoti studijuoti, tai aš visada sakau, jeigu vis dėlto nusprendėt, kad jūsų vaikas arba jūs esate tas jaunuolis ar jaunuolė, kuris planuoja studijuoti ir manot, kad norit studijuoti aukštąjį mokslą ir yra, kad ir mažiausios galimybės mokytis ne Lietuvoje, tikrai važiuokit mokytis ne Lietuvoje. Taip, yra keletas sričių Lietuvos universitetuose,
kur suteikiamas žinių lygis yra toks aukštas, kad nedaugelėje pasaulio universitetų jūs gausite tokį žinių lygį, dėl to verta tada paaukoti tą tarptautinę aplinką ir studijuoti Lietuvoje. Bet 99 atvejais iš 100, ne todėl, kad lietuviški universitetai yra prastesni, bet reikia važiuoti studijuoti tam, kad prie tų žinių jūs pamatysite visiškai kitokį pasaulį, visiškai kitokį gyvenimą. Aišku, aukštasis mokslas duoda ir kitą papildomą vertę, tai gali būti suformuojami įvairūs papildomi socialiniai įgūdžiai. Komandinis darbas, galbūt šiek tiek patobulinti viešojo kalbėjimo, pristatymų rengimas, susiderinimas su kolegomis, kad atlikti tam tikrus grupinius darbus, mokėti diskutuoti. Taip pat, išvažiavus ypač į kitą aplinką, reikia išmokti susipažinti su nepažįstamaisiais. Tokie įgūdžiai vėliau pravers darbinėje aplinkoje, ypač jeigu jūs siejate tą savo darbinę aplinką vienaip ar kitaip su verslo kryptimis. Tačiau daugelį tų dalykų galima išmokti ir be aukštojo mokslo. Pavyzdžiui, pradėjus dirbti padavėjų kokioje nors kavinėje ar pardavėjų parduotuvėje ar netgi verslas verslui segmento pardavėjų. Taip kad vėlgi, jeigu norim tik tai socialinių įgūdžių arba jeigu jūs norite tiesiog susipažinti su tarptautinė aplinka, galbūt neverta važiuoti studijuoti, o reikia tiesiog išvažiuoti padirbėti į kitą šalį. Beje, dar kitas svarbus dalykas, kurį gali jums duoti aukštasis mokslas, tai teko girdėti, žiūrėti serialą Tulsos karalius, kuriame Silvestro Stalonės vaidinamas mafijos galva Dwightas Manfredis savo tokiam asistentui, vairuotojui, pagalbininkui paaiškina, kad aukštojo mokslo vertė darbdavio akyse yra ne tiek teorinės žinios, bet tai būsimam darbdaviui parodys, kad tas studentas turi šiek tiek įgūdžių ir disciplinos ir galėjo laikytis tam tikrų nustatytų taisyklių, ateidavo į paskaitas, buvo pakankamai organizuotas, kad atliktų visus reikiamus studijų namų darbus, beigi išlaikyti egzaminus. Ir net tiek svarbu netgi, koks ten buvo svarbiausias tas teorinis dalykas, ar apie ką buvo rašomas diplominis darbas. Patikėkit manim, su nedidelėm išimtim, labai retai, kada pas jūs klaus, ką jūs ten konkrečiai universitete mokėtės. Bet visgi dauguma būsimų studentų arba net esamų studentų turiu nuvilti, nes darbo rinkoje yra labai aiški tendencija. Darbdaviai vis mažiau ir mažiau vertina diplomus. Taip, yra kai kurie diplomai, kurie turi labai aukštą vertę, jie turi aukštą brandą. Ten koks nors Harvardo universitetas, Yale'o ar tam tikrose sferose žinomi universitetai. Bet vėlgi tai labiau išimtis negu dauguma kitų universitetų. Taip, ir aš pats esu samdęs žmonės ir galiu atvirai pasakyti, kad beveik niekada pirmojo ar antrų klausimų netikrindavo, ar žmogus turi diplomą ir ką jisai ten mokėsi. Pirmiausiai žiūriu ir darbdaviai dažniausiai žiūri, ką žmogus jau yra nuveikęs, kokią patirtį turi, ką jisai realiai moka. Nes įsivaizduokit 2 kandidatus. Pirmasis baigė verslo bakalauro studijas, turi vieno iš kažkurio daugelio universitetų diplomą, ne iš tų brandinių. Antrasis 4 metus pradirbo pardavimuose. Po mokyklos išėjo dirbti iš karto ir jau turi 4 metų darbo pardavimuose praktiką. Kurį iš jų samdytumėte į savo įmonę pardavimų vadovų ar netgi tiesiog pardavimų vadybininkų?
labai tikėtina, kad vis dėlto pasirinktumėt ne diplomą, o 4 metų patirtį. Taip jau yra, kad patirtis vis dažniau nugali teoriją. Ypač tai, ką aš jau minėjau, kad technologijų amžiuje informacija tikrai yra pigi ir lengvai prieinama. Tai nėra ribotas išteklis. Dabar norint galima susirasti bet kokią informaciją pakankamai greitai. Taip, tai skiriasi nuo tų laikų, kai mūsų tėvai mokėsi, ar net seneliai, nes tuomet universitetas buvo tas beveik vienintelis žinių šaltinis. Todėl niekur kitur negalėdavai gauti reikiamų žinių. O dabar to nėra. Dėl to, vėlgi, net jeigu ir mokysitės universitete, atminkit, kad didesnė vertė daugeliui darbdavių bus projektai, kuriuos jūs padarėt, kokią patirtį turit, kokius esat sukūrę rezultatus, vėlgi, kokius praktinius įgūdžius turit, kokios rekomendacijos, o ne, kad išlaikėt ten kažkokį vieną ar kitą egzaminą 10-ukui. Taip, kai kuriuose sferose, vėlgi, kaip jau minėjau, žinios yra svarbios, patvirtintas žinių įgavimas yra svarbus, nes profesijos reikalauja licenzijų ir sertifikatų, tai gydytojai, teisininkai, architektai, auditoriai, inžinieriai tam tikrose srityse ar farmacininkai. Tai jeigu jūs planuojat karjerą šitoj krypty, tai jums nėra kito pasirinkimo, reikia eiti aukštą mokslą. Bet jeigu jūsų planas nesusijęs su šitom profesijom, tikrai verta pagalvoti, ar negalima gauti tų žinių kažkaip kitaip. Nes, aišku, chirurgas negalės pasakyti, žiūrėk, aš peržiūrėjau YouTube'ą ir dabar galiu eiti operuoti. Bet mechanikas, taisantis, nežinau, ten, baldus ar montuojantis langus, ar panašiai, galbūt, ar netgi koks nors verslas verslui segmento pardavimų vadybininkas, projekto vadovas, gali būti ir neturėti tų aukštojo mokslo diplomų. Tai visgi, ar verta investuoti į mokslus, pabandykim šiek tiek apibendrinti ir mano nuomonė, universitetas apsimoka tada, kai patenkintos bent kelios iš šitų sąlygų. Pirma, tai aišku, jūs tikrai žinote, kokios karjeros siekiate ir ypač jeigu tai profesijai reikalingas diplomas, viskas aišku. Bet jeigu jūs nežinote, ką norite veikti gyvenime, aš pasibandysiu, aš ieškau savęs, patikėkit manim, universitetas yra blogiausia vieta, kur savęs ieškoti. Beje, mano šis požiūris yra toks, kad savęs ieškoti nereikia, save reikia susikurti. Taip, kad jeigu jūs nežinot, ar viena ar kita sfera jums patiks, tai galbūt prieš stodami į universitetą nueikit ir padirbėkit toj sferoj. Praktikantų už minimalų atlyginimą ar panašiai, jūs suprasit, ar ta sfera jums išpris patinka. Arba dar geresnės alternatyva, eikite į Lietuvos kariuomenę, savanorišką karinę tarnybą atlikite. Tikrai išmoksite daug įdomių dalykų, įgausite gerų įgūdžių ir labiau subręsite ir galbūt gyvenimas taps aiškesnis. Ir aš tą žinau ne iš pasakojimų, aš turiu namie kareivį, kuris ką tik baigė privalomąją savanorišką karinę tarnybą. Jo, tai jeigu jūs žinot, ko norite iš gyvenimo ir matot, kad mokslai jums yra reikalingi, eikit. Antra sąlyga, jūs turit pasižiūrėti, kokia ta studijų kaina. Jeigu tai yra labai brangu ir nematot, kaip tai reikšmingai atsipirks, galbūt galima tas žinias gauti alternatyviais būdais. Vėlgi, tai mažiau aktualu Europoje, bet jeigu šnekam apie studijas Amerikos valstijose, Jungtinėse Amerikos valstijose, tikrai verta pagalvoti. Trečia, tai apie ką aš jau šnekėjau, ar tikrai nėra geresnės alternatyvos įgauti žinias negu universitetas.
Jeigu žmogus jau turi galimybę dirbti sparčiai augančioje įmonėje, mokytis iš profesionalų ir kaupti realią patirtį, tai galbūt tai bus geresnė investicija nei kai kurios studijų programos. Ir ypač ten tokiose sferose kaip IT ir panašios sferos neretai daug greičiau galima įgauti tinkamas žinias ir darbo patirtį be universitetinių studijų. Ir jeigu jau vis dėlto nuspręsit studijuoti, tai nepamirškit, kad jūs vienaip ar kitaip mokate už tas studijas ir į tai žiūrėkit kaip į reikšmingą investiciją. Nešvaistykit savo laiko ir tų pinigų. Išnaudokit tą laiką susikurti savo stiprų pagrindą. Ne tik eikite į paskaitas, išnaudokit tą aplinką. Susipažinkit su vairiais žmonėm, megzkite kontaktus, susiraskite mentorius, paieškokit, nes daugelis universitetų suteikia galimybę atlikti vairiausias praktikas. Dalyvaukit studentų organizacijose, dalyvaukit renginiuose, nes būtent daug daugiau pamatysit, suprasit, bus lengviau atsirinkti ir tai, kas patinka, ką toliau norėsite veikti. Būtent tai yra ateities pagrindas. Algi šitoje vietoje pacituosiu tą patį Aleksą Hormozį, kurisai sakė, kad va tie pirmieji 4 metai yra būtent ne tam, kad atsirinkti tas sferas, kur tu nori būti turtingas, bet tas sferas, kur tu nori įgauti reikšmingą konkurencinį pranašumą. Taip, ten, kaip sakant, kur tu nori gilintis ateityje toliau. Na, užbaigiant, tas atsakymas į klausimą, ar verta studijuoti, nėra tiesiogiai taip ar ne. Labai priklauso nuo jūsų tikslų ir aplinkybių. Ir labai svarbu, kad tas jaunuolis ar jaunuolė priimtų sprendimą ne todėl, kad tėvai nori, arba kad taip reikia, nes visi taip daro. Kad jie priimtų tą sprendimą, bent jau žinodami, ką nori pasiekti per tuos 4 metus. Kad bent savo turėtų atsakymą, kodėl tą daro. Ir nedarykite to dėl tėvų, dėl draugų ar panašiai. Darykite dėl savęs. Ir jeigu rinksitės aukštąjį mokslą, išnaudokite tą progą. Įgauti kuo daugiau naudos ir žinių, ir kontaktų, ir patirčių. Nes gyvenimą gyvent reikės jum. Ir rezultatus to pasirinkimo reikės turėti jums. Na, o tie, kas klausė, ir jeigu jums surezonavo šitos mano mintis, tikrai kviečiu pasidalinti šiuo epizodu su savo pažįstamais, abiturientais ar paskutinių klasių moksleiviais, ar jų tėvais. Ir galbūt tai padės kam nors aiškiau priimti sprendimus ir nešvaistyti savo laiko nenaudingom studijom arba pradėti mokytis kažką, kas tėvai norėjo, o ne tai, kas tam jaunuoliui ar jaunuoliai patinka. Galbūt kažkas prisimins, kad tai paskatino padaryti geresnį sprendimą. Na, šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!